Lietuvoje jau senai netyla kalbos, kad šalyje trūksta vaikų lopšelių ir darželių. Ši problema aktuali ir Kaune. Tačiau šiandien šalies ekonominė situacija tokia, kad rasti lėšų naujiems stacionariems darželiams nerealu. Kita vertus nėra aišku, kiek ilgai toks didelis darželių poreikis išliks. Todėl statyti naujus darželius dėl sąnaudų ir ilgai trunkančio proceso nėra labai racionalu. Nacionalinis aktyvių mamų sambūris ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumo problemos sprendimų būdų siūlo ieškoti Skandinavijoje. Čia lopšeliams ir darželiams naudojamos modulinės patalpos. Moduliniai darželiai gali būti pastatomi per keletą mėnesių ir paskui taip pat greitai išardomi. Gali būti statomas atskiras darželis arba keletas papildomų grupių prie jau esančio darželio. Modulinės patalpos yra nuomojamos, tad vos mikrorajone poreikis sumažėja, nuomą galima nutraukti ir nebereikalingas patalpas išmontuoti. Kalbame su nacionalinio aktyvių mamų sambūrio Kauno skyriaus vadove Lina Palaimienė. Labai trūksta, apie 2000 vaikų netgi nepateko pagrindė į lopšelius, labai daug nepateko vaikučių. Ten nuo 2 metukų ir nuo 1,5 metukų ir dar netgi nuo metukų. Čia Kaune? Taip, vien čia Kaune, vien tik Kaune. O dar apie rajonus tai net nekalbu, nes visi tėveliai mūsų jau ir gaunam elektroniniu paštu, kad labai daug nepateko. Nors eilėse prastovi ir 1,5 metų. Girdėjau nuomonę, kad skuba iš gimdyklų tiesiog greičiau namo važiuoti, kad galėtų registruoti vaiką. Taip, iš dalies taip ir yra, nes tik tais gimė vaikelis, gavo dokumentą ir iš karto skuba į eilę užsirašyti. Žinau, kad jūs turit kažkokį problemos sprendimą. Ar galėtumėt pristatyti ją? Iš tikrųjų, man labai patiko Vilniaus tam tikras sprendimas, nes darželius statyti yra labai brangu, nes neaišku, vaikai paauga ir vėl automatiškai jiems reikia mokyklėlės, ne tik darželio. Ir vienintelis sprendimas iš tikrųjų gavosi pas juos, kad moduliniai kramo darželiai. Tai tikrai man jau mačiau, kad yra vienintelis, kuris jau priimtiniausias būdas būtų. Sakykit, kokia tada kaina būtų? Pigiau statyti tokį darželį, kurį galima išardyti ir po to tai pastatyti, taip? Taip, iš tikrųjų, jeigu paklausa sumažėjo tame rajone, jį galima išmontuoti ir į kitą rajoną tiesiog statyti ir vėl naujus vaikelius priimti, nes iš tikrųjų Šilainiuose jau yra tam tikra problema sprendžiama, nes ten daugiausiai vaikų nepateko. Dabar netgi yra Aleksote, labai daug kuriasi naujų šeimų, o ten darželių iš vis praktiškai neįmanoma netgi patekti. Mes, kai gavom šitą informaciją, man tai pateko grinai iš Vilniaus, nes aš pamačiau, kaip vilniečiai aktyviai dalyvauja ir aš pagalvojau, kodėl Kaunas yra prastesnis už Vilnių. Tai iš tikrųjų, tai gal ir persikėlė šitą visą iniciatyvą į Kauną, kad mes nesam prastesni, mes ir norim gyventi, ir norim vaikus gimdyti, ir kad rastumėm jiem vietą. O sakykit, jūs, tarkim, į miesto valdžią šito pasiūlymo nesikreipėt, nieko nekalbėjot ar? Iš tikrųjų, švietimui buvo pristatytas tam tikras apie tuos darželius kalbėta, po kol kas tylu. O sakykit, gal žinot, kokios kainos tada būtų? Ar tie kilnojami darželiai ar lopšeliai, jie vis tik irgi kainuoja? Jūs turite omeny kainą tėveliam? Taip. Tai tėveliam ta pati kaina, kaip ir kitam darželį tas pats būtų. O kaip tie kilnojami darželiai atsirastų? Kokia schema būtų? Į ką kreipiasi, kas juos stato, kas surenka, kas prižiūri? Jie patys kramo ir surenka visi. Iš tikrųjų turėtų mūsų iniciatyvą daugiau parodyti ir savivaldybė, ir švietimas. Kartu jie turėtų nuspręsti. Ir valdybos visi direktoriai, ir valdyba visi turėtų nuspręsti, kad jiems tai yra priimtiniausias ir pirmiausiai turėtų pasiskaičiuoti, kiek tai kainuoja. Sakau, šiuo momentu tai jie būtų patys pigiausi dalykai, negu kažkokį rekonstruoti seną pastatą ar plėsti darželį iš kažkokios tai, nežinau, ten sandėlio daryti grupę. Tikrai pačiam darželį jau nebėra ten vietų, tikrai nebėra. Miesto meras Andrius Kupčinskas neatmeta galimybės, kad modulinių patalpų klausimas gali būti svarstomas. Mano žiniomis Skandinavijoje egzistuoja tokia sistema ir, sakykime, pagal poreikį iš tikrųjų transformuojamas tokios švietimo įstaigos ir mokyklos ir darželiai. Sakykime, mūsų situacijoje Kaune dėl mokyklų tai tikrai neturim kažkokio rūpesčio išskyrus Romainių mikrorajoną ir Romainių seniūniją, o dėl lopšelių darželių iš tikrųjų yra trūkumas ir ypatingai Aleksote, pavyzdžiui, taip pat Šilainiuose ir ten, kur yra besiplečiantis
kenčiantis rajonai, taip iš tiesų yra trūkumas. Jeigu bus kažkoks vienoks ar kitoks siūlymas, mes su administracija išnagrinėsim, bet vienaip ar kitaip tas kainuoja. Tai reikia išsiskaičiuoti, pasižiūrėti, kokios yra biudžeto galimybės, ar galėtume mes nuomotis. Aišku, be jokios abejonės turėtų vykti viešųjų pirkimų konkursas ir tada, kuris atsakytų visus klausimus, kokią kainą, kiek tai atsieitų savivaldybės biudžetui. Bet kad poreikis yra, tai yra akivaizdu, bet, sakykime, reikia sulaukti konkretaus siūlymo. Jeigu mamų asociacija pateiks siūlymą, aišku, be abejonės svarstysime. Vadinasi, yra vilties, kad tai kaip alternatyva gali būti svarstoma, taip? Tai be jokios abejonės, aišku, kaip sakyti, tos tradicinius pastatus statyti kainuoja. Sakykime, ta pati Romainių mokykla pagal techninį projektą kainuotų virš 30 milijonų litų. Nu, prie dabartinių biudžetinių galimybių ir biudžeto situacijos mes tikrai neturėsim kaip surasti tokių. Jeigu, sakykime, tai atseitų nuoma, sakykime, tokių mobilių atseitų iki milijonų, sakykime, per metus ar panašiai, tikrai galima svarstyti. Tačiau Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos direktorius Virginijus Mažeika nededa vilčių, kad dar šiemet galėtų būti svarstomas modulinių darželių klausimas. Darželių trūkumą, ko gero, galima spręsti įvairiai, pirmiausia, panaudojant tuos pastatus, kurie yra pas mus, nes pertvarkant mokyklų tinklą, tuštėja mokyklų pastatai arba atskiri pastatai atsilaisvina ir tie, kurie tinka darželio patalpom, tie pastatai pirmiausia būtų pritaikomi darželiams. Jeigu būtų investicijos, sakysim, kuriomis mes galėtume kurti naujas grupės. Tikiuosi, kad 13 metų biudžete tokios investicijos bus. Modulinių darželių arba modulių atskirų, sakysim, įrengimas, jisai svarstytinas tarp kitų alternatyvų. Mano nuomonė, jisai turi savo pliusų, savo minusų. Todėl reikėtų svarstyti abudu variantus ir darželių plėtrą stacionariuose pastatuose. Ir jeigu, sakysim, nėra stacionarių pastatų ar nėra tos fizinės aplinkos, tada spręsti modulinių darželių klausimą. Žinoma, man šita idėja yra, tai viena iš alternatyvų, kaip sakau. Na, šiais metais manau, kad jinai nelabai galės būti realizuota, nes pagal turimus valdybos asignavimus tokių galimybių nėra, o svarstant 13 metų biudžetą tai galėtų būti svarstama. Tuo tarpu vaikų neturintis kur palikti tėvai viliasi, kad šiuolaikiški jų pasiūlymai bus išgirsti ir apsvarstyti, dar iki jų atžalos išauks darželinukų amžių.